Kaip pavadinimas gimė? Tiesiog šienavot pievą. Panašiai. Pašienaujam kartais. Ir 07, kuris aiškinsim dėl pavadinimo. Tai Žalia pieva, Agnė ir Antanas. Tai ką Agnė debiutantė su Antanu, ką Agnė veikia gyvenime? Auginu sūnų, bėgioju, dirbu. O kur? Kokioj srity? Aš esu pardavimų trenerė. O, prašau. O protmūšiuose, kurie labiausiai klausimai patinka? Labiausiai patinka tokie, kur būna, oi, taigi čia šitas, jau tokie susukti, įdomus. Labai smagu. O Antanas? Ką gyvenime? Tai gyvenime. Šienaujam pievą? Nu ir pievą šienaujam ir grybaujam. Auginu grybus jau daugybę metų. O, tai čia kažkur Ukmergės rajone? Širvinto. Taip, o komanda iš Ukmergės ar Širvinto? Tai gyvenu Ukmergėje, važinėju kasdien. O čia Ukmergė. Sakau, gal širvintiškiai dar vieni, kurių nežinojau. Nu, tai žinosim, kur grybo. Ja. Tai galėt pasivadinti ne Žalia pieva, o pjaunu grybo. Tai, kad aš vėliau atėjau Tai va, į pievas. į Tai pievas. pievagrybius auginu, tai prie pievų. Tai... Tinka, labai. Na ir jūsų konkurentai 07 Robertas ir Aleksandras. Ir Robertas antrą kartą, Aleksandras pirmą. Tai Robertas, kaip žinome, jo istorija iš praeities, kad buvo 0,5 taško Klaipėdai, atvažiavo čia, persivadino į pusę taško, mes su Mase pakeitė į 0,7 taško, sugriovė visą franšizę. Tai kodėl 0,7? Tiesiog pagalvom, reikia turinį. Kad būtų net geresnė, ne? O čia nieko nesusijęs su tara. Šiek tiek. Ir kada į Klaipėdą grįžti? Tai Klaipėda maždaug 1,5 metų bėgi. Supratau. Tikiuosi, nenutrūks mūsų ir galėsim po 1,5 metų 2 prieš 2 Klaipėdą susitikti. Ir kolega Aleksandras, ką gyvenime Aleksandras veikia? Inžinierius esu, elektros srity. O, tai mygtukus irgi galėtų patvarkyti. Čia vienam žaidime buvo pastrigę, kažkas su kontaktais užtrumpina. Tai nei vieną elektriką neturėjom. Supratau. Tai ką, pradėkim paskutinę kovą, netempiant į naktį. Tai viskas lengva buvo, ne? Visi tie žaidimai ten sėdint. Ne? Čia kaip sofos tie. Kaip ant sofos lengviau. Ar žinot, kelintas filmuojamas žaidimas yra? 24. Tai va, jūs galite atsisekti kelintas epizodas dabar YouTube'ai ir pasiskaičiuoti, kada būsit jūs įkelti. Tai pirmasis turas, 6 klausimai, 1 taškas už teisingą atsakymą, rankos ne ant kelio, ant prie mygtuko, nes čia reikės milisekundžių greitumo. Ir pradėsime nuo sporto. O Jėzau. Tai visiems su sportu, Jėzu, ar... Gerai, labai su sportu. Gerai, nekuriem. Tai sportas yra toks. Kurio sporto klubo tai logotipas? Ar pažįstate? Čia radės Romanės, Romas. Taip. Kokia nors Romos Spartak. Užtenka tiesiog Romos, nes ir simbolis Romos yra AS Roma, vadinasi 1-0. Antrasis. Koks šio paukščio pavadinimas, kuriuo gali būti pavadinti ir kai kurie darbuotojai? Sekretorius. Taip, 1-1. O, žinom, kas ką palaiko. Trečiasis. Kuris automobilio Volkswageno trumpinys teisingas? Pirmas ar antras? Tai pirmas. Taip, pirmoji V, antroji W. 1-2.
Girdžiu, jau reikės karpyti. Keiksmažodžius. 4. Antrasis Persų įlankos karas žinomas X karo pavadinimu, kuri valstybė slepiasi po X. Persijos įlankos karas. Antrasis. Irako. Taip, 1-3. 5. Kurio animacinio filmuko veikėjus matote? Troliai. Taip, troliai, 2-3. Ką labai dažniau. Niekas neploja, kažkas bandė, bet... Ok. Ir 6. Tai stipriausias barzdos savininkas, kokia Antano pavardė? Valaiša. Ne Valaiša. Spėčiau. Gineso rekordininkas. Pradėkite. Žemaitis tas Antanas Kundrotas. Ne, Kontrimas. Jisai. 2-3. Pabaigiame turiugą. Ir kelsimės į antrąjį. Antrasis kviziukas, turėsite po 4 atsakymo variantus ir išsidalinsim visi taškus, tad pirmieji paspaudę atsakinėję, renkasi tiesiog atsakymą, bet jeigu žinote be variantų, drąsiai spauskite ir sakykite, kas tai. Kaip vadinasi sąsiauris skiriantis Madagaskarą nuo žemyninės Afrikos dalies? Komoro, Madagaskaro, Mozambiko ar Pietų Afrikos? Pietų Afrikos? Ne Pietų Afrikos. Madagaskaro. Ir ne Madagaskaro. Komoro. Kaip? Komoro. Ne Komoro padovanotas taškas, Mozambiko vadinasi. 2-4, 0-7 taško pirmauja. Antrasis. Dalis pasaulio mokslininkų turi savo Davosą. Tai kasmetinis nuo 1933 vykstantis intelektualių diskusijų ratelis, kasmet susitinkantis Šveicarijoje. Kaip jis vadinasi? Eranos, Ergo, Momentum, Vitae. Vitae. Ne Vitae. Ergo. Ir ne Ergo. Momentum. Ir ne Momentum. Padovanotas taškas Eranos. 3-4. Trečiasis. Įspūdingiausia žiedai Saulės sistemoje pasižymi Saturnas. Turbūt visi tą žinome. Tačiau juos taip pat turi ir Jupiteris, Uranas ir Marsas, Merkurijus, Neptūnas, Venera. Merkurijus. Ne, Merkurijus neturi. Neptūnas. Taip, Neptūnas. 3-5. Atrodo, kad Saturnas, ne, bet kiti irgi turi. Ketvirtasis. Kurioje Amerikos valstijoje yra Aukso vartų tiltas? Taip. Iki Kalifornijų. Taip. 4-5. Net nereikėjo varianto. Tai va, būčiau tokius atidengęs. Penktasis. Kuriai muzikos grupiai priklauso Steven Aerosmithai. Pasaka. 5-5. Be variantų. Važiuojam. Va. Lygtais dabar atšaukė. Atšaukė, nes dėl balso. Ja, balsas stygas sutrūko visai. Ir šeštasis. Koks tai augalas? Durijus. Paprastasis rambutanas. Stambusis duonmedis, tikrasis longanas. Longanas. Taip. Ir 5-6. 0-7 taškai išsiveržė į priekį ir neslinks temos pirmieji. Tai čia kartais yra minusas. Pažiūrėsim. Tai žalia pieva renkasi pirmieji temą. Ir kryžiukai yra žalia pieva, nuliukai 0,7 taško. 2 taškai už teisingą atsakymą, 2 už užbruktą eilutę ir 1 taškas už vagystę. Tad 40 sekundžių be jokios skubos žalia pieva renkasi. Miestas su rizika, Kanada ir LDK, 3 viename, makaka su bonusu, žodžių grandinėlė, šuo, Afrikoje ir ne tik, karyba, amerikietiškas futbolas. Žodžių Grandinėlė. Centriukas. Dažniausiai bijo pas manęs tų žodžių grandinėlių. Tai žodžiuose atimkite po vieną raidę. X urvas. Prancūzijoje esantis urvas, kuriame rastas vienas seniausių rankos antspaudas. Viena iš medžiagos būsena.
Specializuota Lietuvos policijos įstaiga. Tai kai visus žino 3, sakote. Spaudžiate mygtuką ir sakote. Įstaiga tai specializuota, tai kas čia gali būti? Regitrą gali. Medžiagos pusė. Atimti? Atimti. Suopas kaip vadinasi, išlepintas kažkaip. Bet tai tik netinka ir kokią pusę regitra. Taigi, turit variantą? Ar jūs turite variantą? Taip, garas, aras ir pirmas. Ai, vanas. Nežinau, garas. Koks? Garas. Ne. Tai taip, tai aras, garas, jeigu žiūrim iš antros pusės, o pirmas gargas yra toksai urvas. Gargas. Tad išlieka 5-6. Vidurys neokupuotas. Ir dabar 0,7 taško renkasi, į kurią pusę keliauja. Šuo. Šuo. Buvo šuo prieš tai laidoje, bet ne toks. Nauja atrasta žemė padės įvardinti šio šuns veislę. Newfoundlandas. Spaudžiam. Newfoundlandas. Taip, 5-8. Lengva. Gal auginti teko, ne? Ne. Tiesiog jau iš anglų kalbos jau Newfoundland. Labai gerai, kad viską supratai. Ir žalia pieva renkasi, kur keliauja iksiukai. Kanada ir LDK. Kanada ir LDK. Kanada turi 4 žodžių devizą. Savo klėstėjimo laikais LDK galėjo irgi savo pritaikyti šį devizą. Tačiau ATR laikotarpiu šis devizas jau nebetiktų, nes trūko šiek tiek. Koks tas 4 žodžių devizas? Taip. Nuo jūros iki jūros? Žinoma, nuo jūros iki jūros. 7, 8 ir pasidedam pirmąjį iksiuką. Bandom 3 viename. Aha, blokuojam iš karto. 3 viename. Dažniausiai žmonės tarp X, Y ir Z skirtumo nemato. Nors kulinarijos knygoje rasite X, vieno Lietuvos miesto pavadinime slepiasi Y, o pasakoje, kur jų triženklius skaičius jie vadinami Z. Tad kas tie X, Y ir Z? Ne, taip nevyks. Palauksim. Vyniotinis. Ne, nevyniotinis ir... Paršas, kiaulė ir bekonas? Ne. Tai zuikis ir riušis ir kiškis. Triušienos receptai Rokiškyje rasite kiškį, o pasakoje 100 zuikių susirinko, net žalia girelė linko. Tad 7-8 išlieka. O jau taip, kažkas šiandien taip apsidžiaugėt, atrodo. Apie 3 paršiukus galvojam. Triženklius skaičius, a? Pakišo kiaulę. Pakišo kiaulė. Kiaulė pakišo. Tai va. Ką žalia pieva renkasi? Rinkitės. Rimantas su bonus, tu gal. Nu gal, Man. labai sunku. Nu gerai. Ta Afrikoje. Sominas, miestas. Afrika. Miestas. Nu gerai miestas. Miestas? Miestas. Su rizika. Primenu, neatsakot -1. Arba tiesiog neatsakot -1. Oi, aš galvoju, čia tik mažiau taškų. Sudėkite spalvų kodavimo sistemą ir tarpą sienoje. Dabar pasakykite miesto pavadinimą. Programavimą vadinasi tas. Programavimą yra tam tipo spalvų sistemos, tam tipo kodais jums rašosi. Jeigu daugiau neturim. Klišys. Tas ne? Landa. Taip. Nu mes galvojam gal Clevelandas tai galėjo. Ne, ne Clevelandas. Kaišiadoris? Ne.
Spalvų kodavimo sistema yra PAL ir anga sienoje. Gausite Palanga, į kurią turbūt šią vasarą tikrai keliavot. -1 gavau. Abiem po minusiuką 6-7. Tai tas pats. Tad niekas nepasikeitė, apsikeitė po minusą. Ir dabar renkasi mūsų žalia pieva. Vėl? Vėl mes renkam. Vėl mes? Tai man dabar Oi, ne, atsiprašau, ne taip. Bandom karybą. Karyba. Artilerijos daliniuose kuopas atitinka jos. Kavalerijos daliniuose eskadronai. Prisiminkite pirmąją abėcėlės raidę, tiksliau 2 kart ją prisiminkite. Dabar ją prisiminkite 3 kart. Kas tos jos? Tai vis tiek reiks laukti. Kaip matau, ne tuos renkatės, ne? Tai va. 3A. Pirma abėcėlės A. Aštriuo. Variantas? Ne. Neturim. Ir Baterijas? tai baterijos. Ir išlyginama 7 ir svarbi vagystė. Tai supratot, kodėl? AAA. Pačios populiariausios. Tai iksiukai pasideda čia. Ir žalia pieva šneka, ką nori. Išgirsi. Imam makaką. Makaka gali 3 taškus užsidirbti. Matote X makaką. X įvardinti nebus sunku, jei žinote, kaip kitaip vadinamas tikrasis cinamonas. Galiausiai kelkitės į Indijos salą ir pasakykite, kas slepiasi po X. Atsakykite, į kurią salą reikia keltis ir gausite bonus tašką. Tai pirmą X įvardinat ir jeigu teisingai, galėsit bonusą pasimti. Taigi, kas slepiasi po X-u? Šri Lanka? Ne. Ar jūs turite variantą? Ceilonas ir Šri Lanka? Taip, ceiloninė. Tikrasis cinamonas yra ceilonas, o Šri Lanka buvo vadinama ceilonu. Tai vienas už vagystę ir vienas už bonusą 7-9. Va. Ceiloną. Bet aš ir tas reikėjo. Vadinasi, Afrikoje ir ne tik. Taip. Ką renkamės? Afrikoje ir ne tik. Afrikoje ir ne tik. Sportas lygus. Sporto vengiam kaip bent X miestas Pietų Afrikos Respublikos pietvakariuose. Abipus Temzės upės taip pat yra X, tik be ist prierašo. Koks pavadinimas slepiasi po X-u? Kai žinote, spaudžiate. Gali. Pietvakaris. Temzės tai Londonas. Pistaueris? Ne. Tai kurį mes renkamės? Gal East Londonas? Taip, jis Londonas, juk Londonas abipus Temzės. Pavogtas taškas 8-9.
Ir įdomybę sužaisime viską, nes jums liko amerikietiškas futbolas. Ir jeigu atsakot, užbraukė dar net ir eilutę. Tai amerikietiško futbolo legenda Dick X. Jei žinote X pavardę, suprantate, kad jis lietuvių kilmės. NFL debiutavo 65-ais, kur visą savo karjerą atstovavo Chicago Bears komandai. Kokia ta pavardė, kurią galite išgirsti ir kalbant apie sportinių šokių šokėjus? Ai, jis ne. Tai gal. Ne? Jeigu lietuviška pavardė, aš neturiu kitų variantų. Buvo kitas klausimas. Aš tada nežinau. Savo kokie tie vėlesni tokie pašoka. Noreikos. Gal šitas? Kuris? Nu gerai, gal sakyti. Kurį? Taip. Noreika. Ne, nenorėjai. Turit variantą? Vėdra. Ne, tai yra Dick Butkus, o yra toksai Andrius Butkus, kuris dainuoja Džentelmenuose ir ne vienam šokių projekte toksai juodaplaukis dalyvavęs. Tad 8-9 išlieka. Intrigėlė. Ir mes pabaigėme šį turą labai retai, kada sužaidžiam viską, bet va, sužaidėm. Ir dabar turime ketvirtąjį turą, kuriame gali išaiškėti nugalėtojas. Tai kiekvienas atsakymas vertas 3 taškų. Čia jau greičio reikės, tad vėl rankos prie mygtuko. Pirmasis. Įvardinkite, kas yra dabartinis Puerto Riko prezidentas. Spauskit Antanai, jeigu bent dabar neįtartus. Gali. Taip. Kaip ir Amerikos, tas sukygi. Irgi Baidenas? Baidenas. Taip, Joe Bidenas. Aš sakau, Puerto Rikas yra neinkorporuota Amerikos teritorija, tad prezidentas tenais yra Amerikos prezidentas, o gubernatorius valdo daugiau tenais. Tad 11-9 žalia pieva išsiveržė į priekį. Antrasis. Reikės pasakyti, koks girdimos grupės pavadinimas. Muzika. Go on, leave me breathless. Nežinau. Grupė. Čia grupė neatlikėja? Žinau. Atrodo, grupė Texas vadinasi? Ne. Kažkaip galvoju, kad ten solistė Shania Twain. Ne. pavadinimas. Tai yra grupė Kors. Ir jeigu neklystu, jų tenai sesės yra, kurių, ar pusseserės, kurių pavardė Kors ir taip pasivadino. Tai va. Tai 11-9 ir šiandieną pirmą kartą prireiks paskutinio šanso, nes 0,7 taško turi šansą pasivyti. 11-9. Paskutinis šansas keliauja jums. Ir pirmieji paspaudę atsakinėja. Primenu, jeigu atsakote neteisingai, kiti gali laukti paskutinės užuomenos ir pasimti tiesiog tašką. 20 sekundžių kiekvienai užuomenai, 4 taškai už pirmą užuomeną ir toliau mažės. Tad koks tai pavadinimas? Tai pasiruošę mygtukus. Prašau, gal kažką žiūrite šio žanro? Čia žanrą reikia pasakyti? Ne, čia tiesiog Lietuvoje neįprasta žanrą žiūrėti tokį anime. Japonų. 3 taškai. Tokiu pat pavadinimu rasite ir miestą, šalia kurio 60-ais buvo įkurta pirmoji laboratorinių elektros krosnių gamykla. Du taškai.
Šį pavadinimą turi ir vienas trikotažo gamintojas. Bandom spėti, neturime ką prarasti. Tai gal Utena? Taip, tai yra Utena. Ir 13-9. Dar būčiau atidengęs ir patį herbą, bei pasakęs, kad Jau herbą būčiau LKL turi savo krepšinio komandą. Tai 13-9 žalia pieva keliauja į pusfinalį, o 0-7 galės bandyti antrą kartą. Tai skanaukite guberniją, mikrofonus palikite. Oi, kaip dreba, Gubernija. Čia visi savi. Tai 11 už žalę pievas, 4 už 0,7. Kaip nepasitik. Mes patys savim nepasitikime. Jau čia mums labai daug iš karto. Kažkaip Reikia pakėlėja. Reikia nenugauti. Sirgalių. Protingai atrodo man panai. Turbūt pasitikėjo. Pavėluoti nepriimam. O, dar vienas už 0,7. O. Žinot, kas? Nežinot, už ką balsuot. Mes patys savim nepasitikim, kaip jūs taip galite.